Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi, aš esu Gediminas Budnikas, ilgametis žalgirietis ir Žalgirio 80. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Laida intriguojanti ir įdomi. Iš Kauno žurnalistų namų žvilgsnis į šiandieninį ir buvusi Lietuvos krepšinį. Marius Grigonis, kaip ir kiti mūsų geriausi krepšininkai legionieriai, su džiaugsmu sugrįžta gimtinin ir su visais gieda Lietuvos himną. Tačiau be viešbučio ir aikštelis daugiau nieko nemato, nes neturi laiko. Po Panathinaikos rungtynių Kaune Marius tik arenos koridoriuje susitiko su mylima mama Evelina Grigonienė, profesionalia tinklininke, broliu Mantu, jo žmona Ugne ir jų sūnumi Gyčiu Grigoniu. Prieš video kamerą nedaug apie ką pasikalbėsi, tačiau kolega operatorius Marius Antanaitis suspėjo įamžinti, kai krepšininkas mamos paprašytas kruopščiai ant kamuolio parašė ne tik savo autografą. Ir su nuo vaikystės geriausiu savo bičiuliu Tomu Dimša Žalgirio aikštelėje oficialiai pasisveikino. Paskui vienas prieš kitą aikštelėje, nors būdami dubleriai svajojo kartu žaisti pagrindinėje komandoje. Ir Edgaras Ulanovas su Mariumi Grigoniu turi pamiršti kartu buvusius metus Žalgiryje, nes Atėnuose ar Kaune jiedu jau pikti varžovai. Rungtynės Kaune baigėsi rankų paspaudimu. Liko toks pats tikras žalgirietis ir tai nepaslaptis. Tai viskas gerai, jisai profesionalas, daro savo darbą, šiandien stengiasi laimėti už savo komandą, žaisti gerai ir tai visiškai normalu. Turėjom, manau, tikrai neblogas rungtynės, gerai sužaidė. Toks krepšinis, susitinka draugai, kolegos buvę, bendraklubiai, kažkas laimi, kažkas pralaimi. Visų laukė nauji miestai, arenos, komandos. Tomas Dimša su komandos draugais Serbijos sostinėje šįkart pateko jau į raudonosios žvaigždės pragarą. Neįtikėtina, bet akivaizdu. Žalgiris 93-91 nugalėjęs Cervena Zvezdą pasiekė iš eilės trečią pergalę. Buvusio Žalgirio Europos taurės ir Eurolygos čempiono komandos vyriausiojo trenerio Jono Kazlausko komentarai. Lygioj kovoj, kai komandos pats pasakė lygios, gali laimėti bet kas. Aišku, mes sergam už Žalgirį, sergam už savo komandą. Niekas mane tuose rungtynėse nenustebino per daug, mes jau pradėjom tikėti paskutiniam dienom, savaitėm, kad Žalgiris gali laimėti, ką ir rodo ne tik namuose, bet ir išvykose. Ir labai gerai, kad Žalgiris dabar sugeba nugalėti tas komandas, kurios, sakykime, šalia Žalgirio panašaus pajėgumo, panašių biudžetų, panašiose vietose. Tai nėra tai, kad, sakykime, kažkokiose vienose rungtynėse atsitiktinai nugalėjome lyderį kažkokį, kai mums labai sekėsi, bet mes jau siekiame ir stabilumą, mes jau laimime ir ne vienas rungtynės prieš komandas, prieš kurias privalom laimėti. Tuo geriau, kad šalia šitų pergalių mes galim ir dar kitas įveikti. Žalgirio salėje įveikti Žalgirį nėra taip lengva bet kam, nes Žalgiris turi 6 žaidėją šitoj salėje. Netgi ir kai buvo tokios prastesnės dienos, kažkokia duobė, fanai nepaliko komandos, jie tikėjo ir gavo atpildą. 20 000 žiūrovų palaikė Belgrade Cervena Zvezdą, leido kai ką, ko negalima į aikštelę. Džiaukimės, kad pas mus to nėra. Jeigu pats pameni, Lietuvai užteko vienos skardinės alaus, dar 90 kažkuriais metais išmestos. Pasimokėm iš to įvykio. Laukti stebuklų, Žalgiris pateks tarp 10 komandų. Pats svarbiausias dalykas, kad mes jau tikim, kad jie gali ten patekti. Kad jie tai rodo savo žaidimu. O pateks ar nepateks jau, aišku, labai gerai, bet jau
netoks svarbus dalykas. Svarbus, kad jie demonstruoja tokį žaidimą, kurio įtikino mus, kad jie gali patekti. Naujasis treneris kaip kalvis įpūtė ugnį, įpūtė tą pasitikėjimą savo jėgomis ir žaidėjai, ir komanda atrodo žymiai kitaip. Paties vadovaujama Žalgiris tapo Eurolygos čempionu. Labai pasikeitė per 25 metus krepšinis. Labai atletiškesnis, greitesnis, jeigu mes prisimintume, kažkada tai buvo 30 sekundžių leidžiama ataka ir kai buvo įvestas laikas 24 sekundžių, dažnai būdavo, kad komandos net nespėja kamuolio išmesti. Labai išryškėjo pranašumas komandų, kurios gerai atakuoja iš tolimų nuotolių. Tritaškių svarba, sakyčiau, tą madą pradėjo demonstruoti NBA komandos, dabar kas persidavė ir į Europą. Antras dalykas, nebežaidžiama, kaip aš vadindavau anksčiau, ta serbų mokykla iki tikro įžaisto kamuolio, kur specialiai dirbtinai ilgai laikomas kamuolys ir išmetama jau su paskutinėmis sekundėmis. Filosofija yra, kam atlikinėti derinį, jeigu aš laisvas. Jeigu aš laisvas, aš turiu atakuoti, aš turiu savim pasitikėti. Tai va tie pagrindiniai dalykai padarė krepšinį visiškai kitokį, negu jis buvo tada. Ši pergalė labai džiugina ir buvusi žalgirietį Gediminą Budniką, kuris vasario 11-ąją švenčia savo 80-ąjį gimtadienį. Gediminui buvo vos 1,5 metukų, kai Ukmergės rajone buvo nužudyti jo tėveliai, Lietuvos partizanai. Mano vaikystė labai savotiškai įdomi, mesgi su mano antra mama, kai aš vadinu baba, tai mano tėvo reiškia mama, slapstėmės ilgai, pa žmonės gyvenom, nes mūsų reiškia viską išardė, visus namus, viską, absoliučiai nieko, liko tik šulnys. Tai va, tai pas vienus gyvenam, pas kitus ir taip toliau. Tai va, tai paskui matom, kad jau tas lankas visiškai sumažėjo, kad mus tikrai ar į Sibirą išveš, ar kur. Tai mes paskui atvažiavom į Kauną, tai aš buvau, dar 6 metukų buvau pas mano, reiškia, tėvo seserį Nataliją. 4 viduriniai mokiausi, tai buvo mano mokytojas Kyšonas. Tai jisai, va ir Čiupkovas jį puikiai atsimena, tai jis ir mane nukreipė, reiškia, matau, kad tu aukštokas vyras, viską. Tai va, tai man buvo gal 12 metų, tai jis mane pas Rosėnaitę tokia nukreipė. Jinai politechnikoje žaidė, vidurio puolėja buvo, jinai surinko berniukų grupę. Paskui pas Grešnovą papuoliau, pas Valerijų Grešnovą. Tai va, tai irgi labai įdomus treneris, labai Grešnovas. Mums labai įsimintina buvo 62 metai, kai mes tapom Sovietų Sąjungos jauni čempionais. Pagrindinis penketukas buvo Sigitas Ruzgas, Anatolijus Čiupkovas, aš, reiškia, mūsų puolimo linija ir, reiškia, Henrikas Šilgalis buvo ir Vytautas Vasauskas. Finale žaidėm su Leningradu, tuometinio Leningrado Spartaku, o prieš tai, kad įeiti į finalą, aplošėm gruzinus. Tai va, tai gruzinai tokį Baukvazę turėjo centrą, beveik 2,10 m, mes ten jos nuvirkdėm 20 taškų skirtumų. Tai ten gruzinai įsivaizduokit, aišku, jaunimas 18 metų verkė tiesiog kruvinam ašarom, kad kaip čia galėjo tiek daug pralošti. Banga paėjo per žmonės, kad, reiškia, mūsų jauni geresni negu dabartinis Žalgiris. Tai išprovokavo šitos kalbos, surengti rungtynės. Žalgirio aikštynė, susikovėm su, reiškia, jau vadinkim, tuo metu jau ten virš 30 metų buvusiais jau, tai ten, reiškia, ir Lauritėnas, ir Radikas, ir Krušinskas, ten, ir Gentvainis, pamenu, visą tą, kaip sakant, Radikas, Jonas, kaip pasakiau. Kiek be galėdami, ten stengiamės ir greitą puolimą bėgti, tie stabdė vis laik mums žaidimą ir gudresni, jie seni vilkai buvo. 9 taškus pralošėm. Tai paskui mes, taip sakom, jeigu būtų buvęs ir Vensbergas prie mūsų komandos, reiškia Paulauskas, Žukauskas, kaip minėjau, Sarpaliaus dar teisingai nebuvo, tai būtum galėję ko gero įsiveikti. Mane 61 metais, aš buvau pakviestas po visų tų, reiškia, stovyklų ąžuoliukų,
pastebėjo, kad reiškia jau kažkur tai, vis tiek didelis buvo jau, 2 metrų. Tai va, pakvietė Žalgiris, tai aš taip irgi savotiškai man čia labai buvo, kadangi aš treniravausi, kai vaikas visai pas Valėrijų Grešnovą. Grešnovas buvo, žaidimų katedros vedėjas. Jisai tuo momentu buvo Žalgirio treneris, kai mane pakvietė. Važiavo vyrai į Lenkiją, pamenu tada, ir mūsų puidokų paliko. Vyrai grįžo jau be trenerio. Tai sakom, kur treneris? Trenerį pakeitė. Atėjo 2 nauji treneriai. Tai va, atėjo 2 nauji treneriai, būtent Justinas Lagunavičius ir Kazys Petkevičius. Reiškia, kažkaip man, kaip, nežinau, jaunuoliai pasirodė kažkaip savotiškai. Kaip galima taip, kaip sakant, tik į kelionę išvažiavo, po kelionės jau jo nebėra. Ir žiūriu, kad už pusės metų jau, reiškia, šitų trenerių irgi nebėra. Ir per metus laiko praktiškai mano tam pradiniam sportiniam gyvenime pasikeitė 3 treneriai. Tai atėjo Bimba, bet su Bimba atėjo visa pliada jaunų vyrų. Tai buvo tokia jau tikrai mes labai jauna komanda ir ko gero tikrai perspektyvi. Labai jisai tiesiog kaip fanatiškai buvo, visus mokėdavo įkvėpti. Po 2 kartus treniruodavomės. Taigi aš, kai atėjau, kai mane pakvietė į Žalgirį 61, tai jokių treniruočių po 2 kartų į dieną. 5 kartų treniruodavomės. Atvirai pasakysiu, čiagi aš pamenu, ko puikiausiai. Būdavo mes nusileidžiam, reiškia, to jau parodos kalnų, po treniruotės, viską, po kairę ranką, čia dešinė saugumas, po kairę parduotuvę. Tai vyrai susistato tašes, atsikemša po alaus buteliuką, po treniruotės, užsirūko viskas, taip sakant, mėgėjiškas krepšinis. Atėjo visai nauji vyriokai. 19-mečiai, 18-mečiai, tai reikėjo vis tiek su jaunais vyrais, tai ką, nei prie tų režimų nepratę, nieko, Bimba sugebėjo. Tai 73 baigęs sezonas, man jau į nugarą kvepavo 2 aukšti vyrai. Aukšti, stambus ir neblogi vyrai. Tai būtent Alvydas Šidlauskas ir Jonas Jurkšaitis. Tokeris mūsų Žalgirio pirmininkas. Tai ką, Gediminai, išeisi, mes tave diskvalifikuot galim. Sakau, už ką? Už tai, kad aš 10 metų žaidžiau Žalgirį. Mane užstojo labai mūsų federacijos prezidentas Stanislavas Tonkus. Tai aš paskui uždrobė žaist, nors dar žaidžiau 4-5 sezonus, man ten tikrai labai gerai sekėsi. Po drobės iškart į veteranus perėjau. Ir mes su Čiupkovu ten jau daugiau mažiau buvom vieni iš tų organizatorių. Tai mesgi kiek iškovoję esam. 4 kart pasaulio, 3 kart Europos čempionai esam. Veteranai. Įvairių amžiaus grupių. Nuo 55, 50 teisingai buvo pirmieji Kostarikoje, paskui 55 ir taip toliau. Ir tie rezultatai su amžium nemažėjo. Gediminą Budniką ir kitus žalgiriečius žadame įamžinti dokumentinėme filme Žalgirio palytėti. Vasario 2, 92 gimtadienį šventė buvęs nusipelnęs treneris Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas Vladas Garastas. Vasario 12 klaipėdiečiui, buvusiam žalgiriečiui krepšinio federacijos pirmininkui Valentinui Greičiūnui 85. Sveikiname visi šaunus veteranai, tačiau tik vienas vilnietis Vytautas Geštautas, sulaukęs 90, dar žaidžia krepšinį. Po pertraukėlės susitiksime ne tik su juo. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. C-Bet – lošimo automatai, lažybos. Esu Vytautas Geštautas, veteranų klubo atstovas. Visada žiūriu laidą Krepšinio pasaulyje ir rekomenduoju visiems kitiems žiūrėti, nes laidos yra puikiai sumontuotos, puikiai parengtos. Krepšinio pasaulyje. Pergalingai savo paskutinės rungtynes Europoje baigė panevėžiečiai ir
Vilniečiai. Lietkabelis Europos taurės rungtynes 92-87 laimėjo prieš stiprią Rumunijos komandą. Vėl geriausias buvo Deividas Sirvydis. Rezultatyvumo rekordininką pirmiausia ir pasveikino mano kolega Marius Antanaitis. Dėkui, tai čia, nežinau, tikriausiai visas darbas, kurį praleidęs ten kelis metus, taip pat ir vasarom, ir tas darbas tikriausiai atsiperka. Tai svarbiausia dabar sveikata ir išlaikyti iki sezono galo. Smagu, aišku, kad ta gera gaida, labai norėjom tos pergalės tiek mums patiems, kad ta tokia psichologinė nauda pasijaustų, tiek pačiam klubui vis tiek reiškia geriau užbaigtą sezoną, tiek žiūrint ir į ateitį, ir į tų visų licenzijų klausimus. Pirmo rungtynių pusė kaip ir buvo visai nebloga. Sakyčiau, akcentas buvo didžiausias abiejose pusėse - atkovoti kamuoliai ir tiesiog kovoja energija. Tai buvo tų duobelių, kur ir tikrai neatskovojom daug kamuolių, bet buvo, manau, šiandien daugiau atkarpų, ypač antroje pusėje, kai pabėgom. Kažkiek po ilgos pertraukos gal tikėjomės kažkokios reakcijos jų. Ta reakcija buvo, jie ir buvo išsiveržę į priekį, bet nežinau, toliau žaidėm savo žaidimą, kartais galėjom ir tų daugiau taktinių pražangų padaryti, ko nelabai pavyko, ypač trečiam kėliny, bet šiaip gerai dalinomės kamuoliu, pataikėm, apsigynėm, kada reikėjo. Nuotaikos geras, nes pergalė. Pasidaunom ir patys, ir sirgaliam, ir visiems fanam stipru. Tikrai išvažiuojant čia net nežinau, ko tikėtis. Esu matęs, kad renkasi tikrai daug žmonių, bet kad toksai bus palaikymas, tai sakau, nuostabu ir ačiū jiem. Panevėžietis Gabrielius Maldūnas pasakys savo mintis apie Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalį, kuriame Lietkabelis žais su Vilniaus Rytu. Rytas yra labai gera komanda, kaip ir matome, jie dabar šluoja visus savo varžovus. Po truputį su naujoko Fosteriu, jis vis geriau ir geriau atrodo kiekvienose rungtynėse, tai tikrai bus nelengva, bet mes, aišku, esame pasiryžę kovoti ir pasiryžę nugalėti juos. Deividui Sirvydžiui nugalėti jo gimtojo miesto komandą. Vilniaus Wolves Londone 85-80 nugalėjo Lions komandą. Vilniečių vidurio puolėjas Regimantas Miniotas džiaugiasi, kad jų komanda pagaliau sugrįžo į pergalių kelią. O Londone Vilkai liūtus nugalėjo nuostabių tautiečių žiūrovų dėka, kurie ovacijomis palydėjo taiklius metimus, ragino gintis ir bet kurią kainą laimėti. Dabar naujų vyr trenerių Nedo Pacevičiaus vedini Wolves sieks LKL aukštumų, svajonė įsibrauti į finalinį ketvertą, mums sakė žaidėjas Regimantas Miniotas. Vyriausias amžiumi Lietuvoje, o gal net ir Europoje, o gal net ir pasaulyje, vilnietis Vytautas Geštautas ir sulaukęs 90 žaidžia krepšinį. Jeigu ne sportas ir nebūčiau sulaukęs. Manau, kad taip. Žaidžiau visuose Lietuvos rinktinėse, pradedant jaunių rinktinę, žaidžiau Žalgirį antroj pirmenybėse, žaidžiau Žalgirį, žaidžiau Lietuvos rinktinėj ir už Spartaką ir už Vilniaus meistrus. Labai esu dėkingas statybos senjorų Valentinui Matulaičiui, Ramanauskui, Romukui, taip mes jis vanai, kurie abu vadovauja mūsų Vilniaus veteranų klubui. Puikus, talentingas krepšininkas, dar puikesnis treneris ir super teisėjas esi. Tai tikimės, kad tu mums perduosi jaunimui mūsų patirtį, o jaunimas tai mes dabar esame. Už jūsų kovas krepšinio aikštelėse ir pergalės, už jūsų atsidavimą ir ilgalaikį pavyzdį ugdant jaunąją kartą.
Ačiū Jums labai. Kadangi esu dar ir Lietuvos aludarių gildijos prezidentas, tai irgi kaip veteraniškas 2 metus brandintas alus. Vytautas yra ne tik puikus ilgametis sportininkas, kuriam verta pavydėti, bet ir Lietuvos patriotas, savanoris, šaulys ir taip toliau ir panašiai. Galėsi pasiskaityti apie patriotizmą. Ačiū Dievui, kad davė sveikatas, kad leidžia sportuoti ir 90 metų. Norėčiau ir toliau sportuoti, judėti, pakol, kad sako, pakol judi, pakol sportuoji, tai gyveni. O jau vėliau bus biškis sunkiau. Kadangi tu esi žemaitis iš Telšių, tai tau truputėlį žemaitiški motyvai skambės. Vytauts Geštaus iš Telšių, tridridreš, mėgsta verštis po krepšiu, tria. Nori jisai sveikas būti, ha. Žaiš krepšinį atsipūtęs, tra. Nepadengsi įmės tridridreš, pražiopsosi bus kablys, tria. Mėgsta maudytis pirty, ha. Nepatinka jam girti, tra. Nepriklausomybė vos, tridridreš, gynė laisvė Lietuvos, tridridreš. Linkim mes jam metų šimto, kad jokia liga neimtų, tra. Žaiskite krepšinį kaip Vytautas Geštautas sulaukęs 90 ir tikrai būsite sveiki ir laimingi. Pasimatysime po savaitės. Viso geriausio. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.